Sveiki. Ar dar yra energijos šitoj auditorijai? Tai parodykit, ar yra energijos. Taip, dar truputėlį liko. Taip, mano vardas Ugnius, kartu su manimi Tomas Godliauskas, krašto apsaugos viceministras. Tomai, jeigu galiu taip neformaliai, bičiuliškai vardu. Ir išties, tema tokia verdanti, galima turbūt pasakyti. Gynyba, miltechas, visas tas, reiškia, sukūrys dalykų, kurie vyksta aplinkui. Ir be jokios abejonės, kad pramonė, kokia tai bebūtų, transportas dairosi irgi taip pat į galimybės. Ir mūsų pokalbio tema išties transporto sektoriaus vaidmuo valstybės gynyboj. Pradėkim nuo to tokio aukštesnio, kaip čia, helicopter view, nežinau lietuviškai, iš sraigtasparnio apsidairykim. Kokia strategija, į kur projektuojam tą tokią, nežinau, gynybos mobilumo temą, galbūt kalbant apie partnerių, sąjungininkų visą tokį bendrą lauką, paskui taip nusileidžiant iki pat Lietuvos. Dėkui. Tai sveiki. Iš tiesų, aišku, dėkui, kad pakvietėte. Tai yra mano antras šito forumo dalyvavimas. Tai iš tikrųjų džiugu, nes logistika ir transportas man yra labai irgi artimi, nes 20 metų savo tarnybos atidaviau būtent logistikai, kaip Lietuvos kariuomenės karininkas. Ir šitoj vietoj visą tarnybos laikotarpį būtent darbavausi čia per karinę logistiką, per karinį planavimą, per karinį supratimą, poreikį ir lūkestį. Tai iš tiesų dabar darbuojantis paskutinius jau 6-7 metus gynybos politikos formavimo, politikos klausimuose, manau, kad yra be galo svarbu integruoti į gynybą, į bendrą valstybės pasiruošimą transporto ir logistikos sektorių. Tai jeigu žiūrint į tą paukščio skrydį, kaip jūs sakėte, tai turbūt reikėtų pasakyti, link kur per gynybos sakinius arba per gynybos akis, link kur mes judame, tai pirmoje vietoje, tai galbūt pradėčiau nuo to, kad tam, kad mes galėtumėme kaip gynybos sistema funkcionuoti, mes esame NATO nariai ir šitoj vietoj mums yra be galo svarbi mūsų turima infrastruktūra, mūsų turimi pajėgumai, kurie įgalintų NATO sąjungininkų atėjimą. Ir visam tam mes šnekame apie priimančiosios šalies paramos užtikrinimą, tai yra valstybės užduotis, kuri yra iš tikrųjų horizontaliai įsiskaidžiusi per daugelį valstybės ministerijų, per daugelį sektorių, savivaldybės tame dalyvauja, tame nemažai dalyvauja ir verslai. Tai kada mes kalbame apie valstybės pasiruošimą priimti sąjungininkus, mes kalbame apie tam tikrus NATO planus, apie tų planų ir pajėgų atėjimų reikalingą infrastruktūrą. Ir kaip tik šiuo metu NATO struktūros yra išgryninusios tam tikrus reikalavimus valstybėms. Reiškia, kokie tie kariniai operaciniai reikalavimai būtų taikomi valstybių infrastruktūrai, logistiniams hubams, oro uostams, jūrų uostams, geležinkelio punktams, transporto hubams ir kam valstybė turėtų būti pasiruošus. Tai šitie lūkesčiai ir poreikiai greitų laikų ateis, valstybė pasirašys tiesiogiai su NATO tam tikrus susitarimus ir mes turėsime, vadinkim, įgyvendinti tos reikalavimus, kad mūsų uostai būtų gebūs iškrauti nustatytą tonažą, keliai turėtų būti tokio pralaidumo, tokio tonažo ir panašiai ir panašiai. Tai šitoje vietoje yra viena iš tokių vizijos krypčių, kur iš tiesų Krašto apsaugos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis, darys ir formuos politiką, kad įgyvendinti visus šitos dalykus. Kalbant apie karinį dėmenį, čia irgi turbūt reikia pabrėžti, kad sąjungininkų karių Lietuvoje vis daugiau ir daugiau. Jeigu šiai dienai mes galim sakyti, kad vienaip ar kitaip Lietuvoje mes nuolatos turime apie 2,5–3 tūkstančių sąjungininkų karių, tai nuo 27 metų pabaigos, kada mes turėsime Vokietijos brigadą pilnai dislokuotą Lietuvoje, sąjungininkų skaičius bus didžiulis. Tai reiškia, kad su sąjungininkų atėjimu mes turime labai didžiulę uodegą logistikos ir ta didžiulė uodega logistikos iš savęs vienaip ar kitaip yra labai tiesiogiai susiję su mūsų transporto sektoriumi. Tai visi gabenimai, kas tai bebūtų, uostų užimtumas, saugojimai, įvairios paslaugos ir panašiai, čia yra didžiulė niša, plus visam tame skaupe arba toje imtyje pratybų imtis yra be galo didžiulė. Tai mes turime nuolatos besitreniruojančių sąjungininkų, nuolatos per Lietuvą judančių sąjungininkų
kur būtent judėjimas vyksta tik tai transportavimo arba transporto įvairiom, reiškia, formom ir būdais. Tai čia yra viena dalis. Antra dalis, kur yra be galo svarbi, tai kada mes šnekame apie karinį mobilumą kaip po tokį, kurio pagrindinė paskirtis yra būtent užtikrinti karinės technikos, karinių pajėgumų, gynybos pajėgumų judėjimą valstybėje iš išorės į vidų, iš vidaus į išorę. Ir šitoje vietoje turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad ES yra viena iš tų institucijų, kuri formuoja politiką, dengia šitoje vietoje ir NATO ir įgyvendina karinio mobilumo tam tikrus sumanymus. Tai džiaugiamės, kad naujoji perspektyva ES jau yra numatyta beveik 17 milijardų eurų būtent karinio mobilumo projektams. Lietuva kaip tokia šiai dienai turi nusimačius ir pasirengusi apie 20 tokių karinio mobilumo projektų. Bendrai poreikis, jeigu mes šnekame apie karinį mobilumą, tas imtis, kur mums kiek reikėtų dar pritaikyti infrastruktūrą įvairią, nuo geležinkelio iki uostų ir kelių, tiltų, jinai sudaro apie 3,5 milijardo. Tai yra pakankamai didžiuliai pinigai. Tai šiai dienai galima pasakyti, kad statusas to judesio jis nėra greitas, nes palyginus šių metų arba šios perspektyvos finansavimo imtis yra 1,6–1,7 milijardo. Tai mes dabar šnekam apie 10 kartų didesnę kontribuciją. Tai va, tai ES, Valstybės gynybos fondas ir Krašto apsaugos ministerija. Valstybės gynybos fondas turi vieną sąlygą remti karinį mobilumą ir tą mes numatėme, kaip pavyzdys šiais metais, buvo lakuota apie 60 milijonų įvairiem projektams, būtent stiprinti karinį mobilumą. Ir ta imtis jinai tęsis ir ateinančius metus, tiek, kiek, reiškia, gynybos fondas egzistuos. Ką dar čia šitą vietą norėčiau pridurti prie karinio mobilumo, tai yra tai, kad esate turbūt girdėję apie karinį Šengeną, tai yra iš principo, kad kariniai pajėgumai, ginkluotė, technika galėtų judėti greitai, muitinės procedūros, sienos kirtimo elementai ir panašiai. Tai šiai dienai Lietuvoje yra viena iš lyderių šito vietoje. Mes padarę esame taip, kad mūsų procedūros pasienyje užtrunka nuo 24 valandų iki 5 dienų. Tai yra maksimaliai greitai, turbūt regione tik tai kelios šalis tai gali padaryti. Na ir turbūt kalbant bendrai strategiją ir žiūrint į perspektyvą šito sektoriaus, keletą aspektų turbūt, ką reikėtų pabrėžti, tai yra ir kam reikėtų galbūt pasiruošti. Tai šitoj vietoje turbūt mes ir gal kalbėsim dar ir vėliau, bet pirmoji dalis tai turbūt to sektoriaus įsitraukimo į būtent šitą visą procesą, į visuotinį gynybą, į pajėgumą valstybės, tose aplinkose, kuriuose aplinkose tai būtų veikiama, reiškia, su tais visais apribojimais ir panašiai. Tai čia šitoje vietoje be visų planų, kuriuos mes norime padaryti, be galo yra svarbi sektoriaus integracija į mūsų valstybinį bendrą pasiruošimą. Tai yra tų pajėgumų, kurie reikalingi valstybėje, aišku, iškomunikavimą, aišku, pačios sektoriaus atliepimą tų poreikių, kurie reikalingi valstybei. Tai čia toksai trumpas iš paukščio skrydžius. Bet labai ačiū. Labai viena vertus taip pilietiškai gera girdėti, kokio lygio planai yra ruošiami ir kokio lygio ta bendroji strategija, be jokios abejonės. Kita vertus, taip mėginu įsivaizduoti salėje esančių klausytojų, galbūt poziciją. Gal kažkas yra privatus vežėjas, gal kažkas yra logistikos kompanija, gal kažkas yra sandėliavimo verslo atstovai. Kaip visame tame, kokia ta integracija, nes sutikim, Tomai, ilgą laiką, taip pat krašto apsauga gynyba tokia buvo pakankamai uždara ekosistema, kur, iš esmės tos tokios bendrystės, kaip dabar kalbam ten apie tą, nežinau, bendrą tokią gynybos ekosistemos kūrimą, mes taip nebuvo. Dabar tikrai gerokai aktyviau apie tai kalbam, gerokai daugiau šnekam apie bendradarbiavimą, ten poreikių išsiaiškinimą, išgryninimą, planavimą drauge ir taip toliau. Tai aš galvoju, jeigu galėtumėm, žinant tą strateginę ambiciją, kas čia turėtų nutikti, kaip galėtumėm kokią žinutę perduot, kaip galėtų verslas ruoštis tam, kaip galima būtų remtis verslo resursais ir, reiškia, užtikrinant tą patį karinį mobilumą, tarkim. Ar verslui reikia kažkaip tai
labiau pasiruošti, ar nusitaikyti, nusiteikti, nežinau, painvestuoti, žodžiu, čia toks, ar yra ten niša. Aš suprantu, kad tai yra tikrai dideli biudžetai, aš suprantu, kad tai yra ilgas planavimo laikotarpis, galbūt ilgesnis pirkimo ciklas, tai nėra paprasti konkursai, kur ten, nežinau, paskelbta, nupirkta ir uždaryta. Tai yra tokie nacionaliniai strateginiai dalykai. Taip, tai turbūt pradėsiu irgi nuo vieno iš tokių pavyzdžių. Praeitą savaitę Lietuvoje vyko nacionalinės mobilizacinės pratybos. Taip. Tai tų pratybų imtyje iš principo treniravosi tiek kariuomenė, tiek valstybės valdymo aparatas su vyriausybė, ministerijomis, savivaldybės buvo įtrauktos. Jeigu jūs paklausėt, ar tenai buvo nors vienas verslo subjektas, aš pasakysiu, kad nebuvo. Ir čia yra tik tai atvaizdas, ant kiek iš tikrųjų tos energijos yra. Ir kadangi vėlgi vienas iš mano atsakomybės barų Krašto apsaugos ministerijų yra mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas su visa mobilizacijos politika ir pasiruošimu skirtingų sektorių. Tai šitoj vietoj tikrai yra pakankamai kol kas liūdna situacija, kalbant apie ūkio subjektus verslo, kitaip sakant, ir jų įsitraukimą į valstybės planus ir atliepimą tų lūkesčių arba tų užduočių, kurios yra reikalingos. Tai šiai dienai pakankamai vangiai tas viskas vyksta ir turbūt šiandieną matyt buvo irgi nemažai tų diskusijų, mūsų kritinės infrastruktūros, susisiekimo ministerijos valdomos įmonės, uostai, oro uostai, jūrų uostas ir panašiai, kurie iš principo jie yra neįgalūs be įmonių. Jie neįgalūs be logistinių kompanijų, be transporto įmonių, be geležinkelio ir panašiai. Tai šitoj vietoj tam, kad jie atsirastų ir būtų įgalūs, reikalingi labai aiškus tie sinergijos taškai tarp valstybės įmonės ir tarp verslo. Tai šitoj vietoj mums dar reikia pasitemti, kaip prie to prieiti. Yra du keliai. Vienas tai yra mes tą darome, darydami tokį pušą iš valstybės perspektyvos, edukuodami, mokydami, pertikdami poreikius karinius, NATO poreikius, susisiekimo ministerijai, kritinės infrastruktūros savininkams, bet iš kitos pusės irgi dalyvaudami tokiuose renginiuose, dalyvaudami atskiruose susitikimuose su verslais, mes irgi skatiname, kad verslai iš principo identifikavę savo pajėgumus, savo gebėjimus, galėtų, reiškia, atrasti tą reikalingą, aš kaip sakyčiau, tą iniciatyvą iš apačios. Nebūtinai laukti iš viršaus, kol pasakys, ką man daryti, bet iš principo pasakyti, aš turiu tą ir aš galiu daryti tą, va čia yra jums įsijungimo taškai. Tai grįžtam prie tų pačių pratybų, viena iš dedamųjų buvo ir pakankamai visada jinai yra tokia didelė, aš jau ne vienose pratybose dalyvauju, transportas yra problema. Ta prasme, kada mes šnekame, kas mus nuveš, visi gūžčia pečiais. Ir ta prasme, mes neturime transporto rezervo, neturi institucijos susiplanavę, kaip jie judės, kaip galų gale mes užtikrinsime tą visą, reiškia, tokį holistinį valstybės gyventojų judėjimą. Aš jau nekalbu apie ūkio judėjimą ir perdislokavimą ten, kur reikės vienaip ar kitaip išsikelti iš tam tikrų lokacijų. Tai šitoj vietoj dabar prasideda tam tikri pokalbiai susisiekimo ministerijoje apie tai, kad jie jau masto, kad valstybei reikėtų turėti centralizuotą transporto paslaugų rezervą, kuris galėtų atliepti valstybės įvairių poreikių. Ar tai reiktų maistą vežti, ar tai reiktų gyventojus vežti, ar tai reiktų krovinių sąjungininkų vežti, ar tai reikėtų užtikrinti sandėliavimo pajėgumus, kurie būtų koncentruoti humanitariniam bazėm, ar tai karinių sandėliavimo poreikiams, ar medicinos, ar visiems kitiems. Tai dabar tokių paslaugų ir tokio valstybės rezervo savoka kaip tik keliauja į Seimą, aš nežinau, čia galbūt pasakoju, jeigu nepasakoju, tai aš jau tada papasakojau. Tai va, ir turėtų atsirasti labai aiški niša, kaip mes užkontraktinam ir sudarome sandarį su šito sektoriumi, kad jisai iš tikrųjų atėjus valstybei į kriziniai situacijai, į mobilizaciją ir karui, galėtų su savo pajėgumas labai aiškiai įsijungti, su labai aiškiais lūkesčiais ir poreikiais. Tai ir čia turbūt dar galbūt vienas aspektas, kurį reikėtų paminėti, tai yra darbai iki tos vadinamos X dienos. Tai tuose darbuose yra labai svarbi dalis pasiruošimas. Ką aš minėjau, iniciatyva iš apačios, iniciatyva iš institucijų, bet tas ratas susibaigia tada, kada mūsų transporto įmonės ir organizacijos iš tiesų turi
sąlytį su valstybės institucija, turi labai aiškiai jai deleguotą užduotį. Toje užduotyje labai yra aiškiai nustatytas resursas, Taip. žmonės, nes mes suprantame, kad transportas yra tik tai priemonė. O specifinio transporto vairavimui mums reikalingi ir personalas. Tai todėl yra labai svarbu, kad visos šitos auditorijos pajėgumas ir infrastruktūrinis, Taip. ir techninis, ir paslaugų, ir tuo pačiu žmogiškasis, jisai būtų kaip pajėgumas bendras, kurį valstybė gali paimti ten, kur jo labiausiai reikia. Čia labai klausau ir labai viena vertus ir pritariu, ir tuo pačiu net ir gal pastiprinti norisi, kad aišku, gali auditorija sakyti, mes nežinom, kam pasisakyti. Pavyzdžiui, turiu tam tikrą resursą, sakau, esu dalis ekosistemos, noriu būti tam tikram resurso rezerve, kai reikės, sakykit. Ne, čia tas irgi višta ar kiaušinis, kas pirmiau. Ar sėdžiu laukiu, kai kažkas paprašys, tada pasiskaičiuosiu ten ar kažkaip tai, ar čia man tą resursą reiškia rezervuoti, ar tą resursą dedikuoti, nes mes turbūt ir turim tą iššūkį, kad yra strategija, yra jai reikalingi resursai, kažką turi pati kariuomenė, pati valstybė, susisiekimo ministerija, valstybės sektorius, bet reikia tam tikro, savotiško audito, kaip čia, o ką turim iš, reiškia, rinkos. Ir šitą pratimą pasidaryti, klausimas gal toks, tai paminėjot, Tomai, kad jau gal ir į Seimą keliauja, reiškia, iniciatyva, kad galbūt tai susiinventorizuot. Gal tada atsiras būdas, kaip esantiems čia pasakyti, žiūrėkit, aš turiu ten, nežinau, tiek tai autobusų, tiek tai sunkaus transporto, galiu daryti tą ir tą ir tą ir tą, ir štai noriu būti ten šitam resursui. Ir antras dalykas, labai pritariu, nepakanka vien tik pasakyti, kad aš turiu resursą. Matyt, kaip ir sakėt, reikia ir pasitreniruoti. O kaip valdyti nutikus dienai X? O kaip ten reaguoti? Nes tada mokytis bus turbūt per sunku. Tai galima čia sakyti, kad judam ir sprendžiamės šitą aspektą. Kas liečia turtą, tai yra žymiai paprasčiau, nes turtą mes visą matom. Mes matom visas transporto priemonės, suprantame, kad didžioji dalis mūsų transporto pajėgumo yra Europoje važinėja. Suprantu. Ir jisai yra kažkur tai kitur įdarbintas. Bet iš principo visas resurso apskaitimas, tas, kuris yra mūsų registruose, jis yra matomas. Infrastruktūra ir technikos vienetai, jie yra matomi. Klausimas, kur jie yra, kaip jie įdarbinti, veikiantis, neveikiantis, kiek jie gali būti priskirti kažkokiai tai sričiai, žemės ūkiui, sveikatai ir visiems kitiem, tai to nėra padaryta. Tai jeigu taip žiūrėt labai paprastai, jeigu rytoj karas, turime resursus ir jeigu net nesame susitarę, tai pirmoji ta gyvasties išsaugojimo suvereniteto ir vadinkim taip pati mobilizacija, kuri užtikrina valstybės resursų sutelkimą. Taip. Tai tiek, kiek jų reikia gynybai, yra tam tikri rekvizavimo, paėmimo mechanizmai, kurie iš principo reikalingi labiausiai kariuomeniai, ginkluotosiam pajėgoms. Tai tas mechanizmas, jisai vienaip ar kitaip, ar mes turėsime susitarę ir veikiantį, ir ištestuotą, ir iš tikrųjų efektyvų metodą, ar iš tikrųjų turėsime tą tokį šiek tiek padriką, bet užtikrinantį reikalingų resursų, galbūt chaotišką nukreipimą kariniai daliai. Tai tie dalykai yra, bet ko norisi, kad tie resursai, kurie yra, jie iš tikrųjų būtų susinchronizuoti su ten, kur valstybei labiausiai to reikia. Kad mes nepaimtumėm transporto priemonių arba infrastruktūros, tos, kuri yra reikalinga tiem gyvybiškai svarbiems sektoriams. Ir mes nepaimtumėm technikos, kuri iš tiesų užtikrina gyvastį uostose. Arba nepaimtumėme, infrastruktūros, kuri užtikrina tam tikrą, tiekimo grandinių funkcionavimą. Ir šitoj vietoj tas rizikas reikia mitiguoti. Šiai dienai liūdna, bet mes kol kas jas sunkiai mitiguojam. Ir čia turbūt irgi yra ir
Aš labai džiaugiuosi, kad susisiekimo ministerijoje bendrai yra atsiradęs dabar toksai labai rimtas pajėgumas krizių valdymo ir planavimo. Žmonės iš tikrųjų mato susisiekimo sektorių, jo efektyvumą krizėse, kaip jisai funkcionuos, bet dar reikia šiek tiek to pušo, tai mes tą bandome pasidaryti. Na ir aišku, kada mes esame, reiškia, išsiskirsti ir susidėlioję, tai natūraliai tai atsiranda niša įmonių žmonių mokymui, paruošimui, atsparumui, rezervams, kad vadinkim taip, nes mes turim suprasti, kad įmonė funkcionuoja dabar tokiam operandui, kuriam funkcionuoja. Atėjus kriziniam metui, žaidimo sąlygos pasikeis. Tai šitoje vietoje valstybė reikės adaptuotis ir nebūtinai jūrų uostas funkcionuos. Nebūtinai oro uostas funkcionuos. Reiškia, tam tikri logistiniai srautai, transporto pajėgumai turės būti nukreipiami, pastiprinami ten, kur valstybei to labiausiai reikės. Tai šitoj vietoj visų šitų simulacijų labai reikia ir labai reikia pasverti, kaip ir kur mums labiausiai reikia dar visą tai padaryti. Ir pratybos, edukacija, reiškia, įmonės yra vienas iš tų dalių, kurios yra be galo svarbios. Ir aš tikiuosi, kad jau kitais metais, kada mes turėsim nacionalinės mobilizacinės pratybas, tai ne tik treniruosime ministerijas, įvaldybės arba uostų direkcijas, bet treniruosime ir tuose uosto direkcijose arba tuose hubuose esančias įmonės. Na čia iš ties taip norėtųsi įvesti tą savoką stres testas, ten bankai kokie nors, tai vis tą pakartotinai darosi, periodiškai tas rizikas įsivertina ir paprojektuoja, o kas būtų jeigu. Nes panašu, kad, na iš ties, stiprybė yra pasiruošime. Ne? Ir reiškia, kai esi, nežinau, taip, surepetavęs, tai gerokai ramiau ir gyvenasi. Bet, Tomai, dar tada, jeigu taip suprantu tam tikrus tos sluoksnius. Ne, yra politinis sluoksnis, krašto apsaugos ministerija, šiuo atveju susisiekimo ministerija, tai yra politikai, politikų darbotvarkė. Na, yra tada tas įgyvendinimo sluoksnis, mūsų atveju ten galbūt kariuomenė, pajėgos, tuomet įmonės įvairios tos strateginės reikšmės. Ir tada mes turim tą sluoksnį, kur sakom, privatus sektorius, verslas įvairios krypties bendrovės. Kaip šitą trijulę suvesti į tą, kaip ir sakėt, į tą susikalibravimą, pabendravimą, aiškumą, galų gale į tą patį norą sudalyvauti kartu pratybose, kartu mokytis, kartu susistiguoti visą tai, apie kas, turbūt čia mums visiems rūpi, kad būtume maksimaliai pasiruošę netikėtumams. Tai pirmoje vietoje, tai jeigu žiūrėt nuo pačio viršaus, tai valstybei turime tam tikrą jungiantį sumanimą, valstybės gynybos planą, kuris turi iš savęs tokias valstybės užduotis, kurios būtų ir svarbios valstybės gynybai. Tenai tose užduotise kiekviena įmonė iš principo gali surasti savo langelį pagal savo profilį, galimybės ir atitinkamai tame langelėje surasti, kas yra valstybei ten lyderiaujant. Ir atitinkamai tada su ta institucija koordinuotis. Turime prie prezidentūros, prie prezidento vadovaujamos nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba. Joje dalyvauja, vadinkim taip, toksai whole government, whole society, visos visuomenės, visos, reiškia, vyriausybės struktūra. Įsitraukusios yra ir visos valdymo struktūros, karinės struktūros, šauliai, mūsų visos pagrindinės asociacijos, nevyriausybiniai organizacijos. Ir tai yra, reiškia, platforma, kurioje, vadinkim, tie tokie strateginiai politiniai dalykai, kaip mes čia ruošiamės, kaip mes čia darome, yra nagrinėjami. Ir aš labai tikiuosi, kad asociacijos, transporto įvairios asociacijos, jos irgi yra po tam tikrais skėčiais tų didžiųjų verslo organizacijų. Ir tenai yra viena iš platformų, kur tu gali vienaip ar kitaip tą susirasti ir susidėlioti. Na ir jeigu leidžiantis tada jau toliau į tos kitus lygmenius, tai aš sakyčiau, kad be galo svarbu užduoti klausimus. Šito vietoje pagrindė tai yra, taip, tai yra krašto apsaugos ministerija, susisiekimo ministerija, galbūt pagal paskirtį gali būti žemės ūkio ministerija, energetikai tame tarpe yra. Tai čia yra reikalas, galima sakyti, visų. Bet
transporto kaip sektoriaus pagrindinis koordinatorius yra susisiekimo ministerija. Tai mes dedame labai didelės viltis, kad jie bus tasai single point of contact valstybėje, kurie iš principo sukoordinuos ir susinchronizuos visą šitą logistinį transportavimo valstybės pajėgumą, lūkestį, poreikį ir tas visas galimybės. Tai va, tai turbūt... Supratau. Tai laikrodis jau čia mirksi su minusu, mums jau šiek tiek. Tai reziumuojant, turbūt taip galima pasakyti, taip man bent jau po šito mūsų pokalbio, viena vertus yra tas Helicopter View planas, jisai ryškėja, jisai atsiranda gairės, atsiranda kryptis, atsiranda tam reikalingi resursai. Mes visi girdim turbūt pakankamai plačiai apie numatomas lėšas apskritai gynybos sektoriui ir Lietuvos skiriamas lėšas, ir reiškia ES skiriamas lėšas. Tai atrodytų resursas numatomas, čia nėra labai didelės dabar tokios, kaip sakyti, stokos. Labiausiai šiandien dienai grįžtam prie tokios turbūt valios, geros valios arba apskritai apsisprendimo, kad įdomu tame sektoriuje būti, turiu ką tam sektoriui pasiūlyti. Na ir, kaip sakėt, tikriausiai taip, poreikis to kažkokio vieno langelio arba tos koordinuojančios institucijos, jis matyt daugeliui čia esančių irgi aktualus, tai kam čia paskambint, pasakyti, kad aš irgi galiu visame tame sudalyvauti. Aš visada sakiau, ta prasme, aš būsiu pasiruošęs visada atsakyti visų klausimus, nukreipti ir patarti. Nes interesas yra, kad vis dėlto ta sistema veiktų. Ir šitoje vietoje galbūt lyderystė yra vienas iš labai esminių dalykų, kas yra labai glaudžiai susijęs su kompetencija valstybės institucijų. Mes link jos einame, mes matome ir mokomės nemaža dalimi iš Ukrainos. Tai ta lyderystė valstybėje, vyriausybėje, susisiekimo ministerijoje ir kitas žodis, manau, tas kertinis yra iniciatyva. Iniciatyva ne tik laukti, kol tau atneš ir paduos, bet iš tikrųjų pabandyti surasti tuos kelius, nes verslas jie visada ieško, visada yra priekyje, apgalvoja, įvertina ir manau, kad turi tikrai per iniciatyvą galimybių atrasti reikalingus kelius. Tomai, ačiū labai už pokalbį. Tomas Godliauskas, Krašto apsaugos ministerijos viceministras ir jūsų aplodismentai. Ačiū labai, Tomai. Ačiū.